Sveiki visi, čia aš Betkem ir šiandien filmuojam jau trečią epizodą Minecraft 1.8 ir aš jį pavadinsiu urvu. Taip, urvas, už tai, kad mes atradom didžiulį urvą. Jau šiandien filmuoju iš pat ryto trečią kartą, žinokit, nesiseka, net įrašinėjimas tas balsas, žinokit. Susifeilinu, tai kažką paspaudžiu ir net nebežinau ką daryti, nežinau, nes su Movie Makeriu įrašinėjau. Ką mes dabar pamatysim, tai yra tas mūsų urvas. Jo, iš tikrųjų iki jo dar reikės paeit truputį, nes jisai tolokai yra nuo namų, bet man atrodo, kad jis nemažas. Jo, jis nemažas. Gal ten ir deimantų kokių rasim? Nežinau. Už kadro, sakiau, pasidariau rūsį tokį neblogą, bet nežinau ką jame laikyti. Kaip avis, aš jas išvalau pakeliui. Ateity gal galvoju pasidaryti kokią nors fermą, jo, avių fermą. Tik nežinau, kur ją laikyti, teks turbūt pasistatyti kokias fermas ne toj pačioj saloj, jo. Čia gražios gėlės auga, dabar papasakosiu, kaip buvo su The Forest. Žodžiu, aš čia dar kasinėjaus. O The Forest, tai viskas baigta, jo, iš tikrųjų nebefilmuosim daugiau to video, bent jau kokį mėnesį, tai tikrai. Nes jisai kreština, įsijunginėja, neįsisaugo pats žaidimas. Yra iš tikrųjų daug nesąmonių, kad tie čiuveliai, jo, aš iš kadro sutikau tos piktus čiuvelius, kurie mane nuknyso iš tikrųjų iš pirmo karto. Ir iš tikrųjų po to, kai miriau, neužkrešino. Bet kas buvo, tie čiuveliai buvo nematomi. Jo, iš tikrųjų matėsi tik tai jų kepurės, jeigu jie jas turėjo. Būtent dėl ko aš girdėdavau anksčiau tos garsus, bet tų pačių čiuvelių nematydavau. Ir tiesiog aš girdėdavau, kad jie šalia manęs laksto, bet tiesiog nesimatė jų. Žodžiu, nepakariausiu su jais dabar, kaip čia man nušokus. Jo, gal geriau paklaust, kaip čia man nušokus. Jo, aš tą ir pasakiau. Kažkokią nesąmonę ką tik sumaliau. Nu, žodžiu. Nukritau į vandenį, čia mačiau ironą. Jo. Dabar pabandysim pakilti viršų ir pažiūrėti, kas ten viršų yra. Panašu, kad keivas čia ir užsibaigė, jo. Panašu, kad turim bėdų, kad šūdas čia, žinokit, yra. Šūdas, nes taip ir pasibaigė keivas, aš įsivaizdavau, kad čia bus didžiulis, įsikasim kokių daiktų, kad bent jau kokių įsišakojimų bus, žinokit, o čia nieko visiškai nėra, net nežinau, kaip reaguoti tai. Net... Ir žinot, ką man atrodo, kad aš radau? Aš radau keivą, jo, iš tikrųjų tai keivas, jisai toks buvo slėptas, net jo nepastebėjau. Bet matau, kad čia yra gerų daiktų, žinokit, jo. Yra irono. Dabar bandysim kasti žemyn. Ko mes žemyn kasimės? Jo, iš tikrųjų ieškosim nuotykių, kaip ir pažadėjau, jum būčiau net nefilmavęs, jeigu pamatyčiau, kad čia nėra jokių keivų, jo. Net nebūčiau užsiminęs, kad aš radau tokį kaip kasyklą. Bet man atrodo, kad čia bus nuotykių visgi. Jo, visgi nuotykių susilauksime. Ką dabar padarysim, tai įsikasim visus iki vieno, kiek rasim ironų. Už tai, kad jo mums labai prireiks ateity, gal kokius bėgius net statysim, kokius... Jo, iš tikrųjų, aš net, kadangi prisilošiau tiekito, o tiekite, kaip žinot, galima labai bugint itemus, ta prasme, legaliai, kaip sakoma. Tiesiog ten visokie kolektoriai, kondensoriai. Tai man užėjo tokia mintis, o gal galima kokių nors paryti ne tiek bugų, bet va kiek, žinomų idėjų, kaip tų itemų pasidauginti ant paprasto Minecraft'o. Būtų gal ir visai įdomu, žinokit. Kas čia per... Aha. Labai didžiulis įsišakojantis keivas, net nežinau, į kurią pusę, nežinau. Skeletas, mirsi. Jo, mirsi. Žodžiu, tai va taip. Bet padarysim kokį bėgių, nežinau, ten važinėsim. Artimiausiu metu, manau, reiks padaryti kaip ir tokį kaip miestelį,
gal net kokį serverį paskui atidarysiu privatų, nu, kad pažaist keliesi. Nu, manau, kad gal bus visai ir įdomu. Man tai dabar pačiam šiaip įdomu, vat pažaist, kaip aš seniai, žinokit, žaidžiau Minecraft paprastą. Jo, iš tikrųjų, žaidžiau Sampą, Counter-Strike'ą ilgą laiką. Net Minecraft modus visokius bandžiau, bet paprasto Minecraft'o taip ir nežaidžiau. Kas čia? Zombiai? Mirk šlykštynė. Koks mažiukas, kaip greit bėga. Valgysim dabar, gyvybės atsistatyti. Ir ką dar padarysim? Tai tikriausiai, kad teks kažko dar surasti. Gal nebūtų surasti. Ai, tu šit iš tamsos. Ragana, bliaunu. Ragana iš tamsos, tada paušina, išrinka paušinas iš tamsos, šūdas mirš. Ble. Jo. Vėl atsiradom name. Žinokit, neturiu aš net noro ten grįžti ir vėl ieškoti itemų, bet žinau, kad šūdas bus, žinokit, jeigu neieškosiu. Bus, kaimiškai sakant, visiškas šūdas už tai, kad nebeliks net man itemų jokių ir sėdėsiu vėl kaip pradžioj, žinokit. Jo, vėl kirsios medį. Nu, gal turiu kokius ten Iron 3, bet tai ką ten iš jų padarysiu? Vis tiek reikia, žinokit, nueit pasiimt tų savo daiktų, nes jau čia jau verchatauja tos raganos, žinokit. Net nežinau, žinokit, pirmą kartą turbūt raganą keivę sutikau. Jo, aš net nežinau, ar ten ragana, aš jos nemačiau. Nereikėjo taip bėgti iškart, jeigu būčiau žinojęs, kad ar taip mirsiu. Nu tiek to, kažkaip reikės tos itemus atgaut, gal jie dar ten bus likę. Taip, laukia nuobodi kelionė iki to urvo mūsų. Vėl tas pats. Taip. Kas čia? Va, urvas mūsų. Taip, perplaukėm per vandenėlį. Ir vėl tikriausiai parkūrinsim, jo. Dabar jau gal kaip nors arčiau šoksiu. Opa. Žinokit, man labai linksma taip šokinėti. Negaliu. Aš atsimenu, kai anksčiau nuo stogų šokinėdavau. Jo. Tai va. Toks geras jausmas. Taip, teks, nežinau, užtilau, nes nebeturiu, tiesiog ką pasakyti, reikia nueit pas tą raganą ir jinai. Bet aš negaliu paimt, jinai labai stipri. Bet nesimėta, bent jau gerai, kad nesimėta. Nu šūda, kai jinai galinga. Taip, dabar aišku paleis kokį nors paušiną. Aišku, kad paleis, kaipgi nepaleis, nu. Adlu. Tai pasistengsim dabar vėl nemirti, reikia kažką užvalgyti. Oi, jinai dar vis metį mane tą paušiną, nežinau, reikia užvalgyti. Šūda, žinau. Nu, reiks palauk, kol atsistatys gyvybės, nes man atrodo, kad dabar jo aš dar vis apnuoju, aš čia kažkokie galingi nuodai. Bet, nu, šiek tiek liko tik tai viskas. Viskas dabar tuoj atgysim. Bet aš bijau išlysti, nes vėl mane pradės kapot. Pavojinga boba kokia tai. Net reiks ją, žinokit, nupilt. Jo, aš išlysiu ir nupilsiu ją, patikėkit. Mėtosi dar. Liukstynė. Iš toli mėtų. Bet nedamėsiu, viskas. Taip, dar tavęs čia betrūko. Nu va, manau, visas blogumas praėjo, jo. Visas blogumas praėjo, dabar tik tai bus gerumas. Jo, gausim kažkokių
gal paušinu iš tos raganos, nes mes ją tikrai nupilsim, aš jums sakau. Kas čia jinai? Prasta ragana, jo. Nu ir ką gavom? Pagaliukų. Gal kokių bent jau stebuklingų pagaliukų duotų, tai ne, žinokit, paprastą pagalį. Kartais išmeta pauštinų gerų, o šiaip tai dabar pagalį davė. Va, radom čia kažkokį kambarį tokį, urvų didelį. Nu jo, čia kaip ir susikirtimas koks turbūt. O, čia gali būti susikirtimas. Ten yra jau lavos, matau. Gali būti, kad jau greit ir pasieksim obsidianą. Jo, obsidianą gal greit pasieksim. Jo, nes lygis tai dar nemažas, žinokit, dar reikėtų žemyn pasikast kaip reikalas. Pasikasim dar ironą, sakiau, kad visus iki vieno iškasim, nebent ten, kur pavojinga nekasim. Gal ir nekasim, žinokit. Nes jau vis tiek, man atrodo, turim steką. Jo, ten irgi neįsim. Pradžioj pirmą reikia ironą šitą iškast. Čia dar ironas. Čia nemažai to irono. Taip. Nuotykiai prasidėjo, žodžiu. Dar pabandysiu kažko sugalvoti ypatingo tuose nuotykiuose. Pasikasim šito, manau, nes jau mums prireiks namo statybai dar. Gal ne visą iškasim, bet ir tai keletą jau. Namo statybai mums jau tikrai turi prireikti. Jau pikeksas baiginėjasi, žiūriu, jo. Jo, ir žinokit, kai grįšiu namo, sugrįšiu vėl. Taip, grįžom namo ir ką mes čia turim, mes įkepėm visą ironą. Jo, visas ironas beveik iškeptas. Ir žiūrėkit, kiek mes jo turim, ogi daug turim ironą, daug. Taip, išsirinksim dabar kaulą visą, kuris dar vis ten tupinės. Reiks gal ateity. Sunaudojom, žiauriai daug anglies sunaudojom, pasistačiau darbastalį. Va čia. Ir atradau rūsiui tokią kaip vertę, jo, pasistačiau pečius ten apačioj. Dabar pasidarysim visokius tai šarvus irono. Nežinau, gal bus ir gerai, paskui dar kai uženchantinsim pradžiai, tai užteks tikrai irono šarvų. Dabar žiūrėkit, man atrodo, rankos suplonėjo ant 1.8 per release 3. Jo, išėjo iš tikrųjų prie release 3 vakar. Jo, išėjo vakar prie release 3. Ir manau, kad suplonėjo rankas. Jo, iš tikrųjų. Keistai atrodo. Tai žinokit, plonom rankom aš ir užbaigiu šitą epizodą ir jums sakau iki kito susimatymo.